gerai sektųsi. Kad šturmanė gerai sudiktuotų. Kad šturmanė gerai dirbtų. Kiek traukia, tiek spaus. Aišku, proto ribose, kad laimėti. Nepersistengti. Neperdegt trasui. Bet tik tai trasui. Jo, tik trasui. O kai trasa baigėsi, tada visiems kelių eismo taisyklės galioja. Net ir Benediktui. Žiauriai geras jausmas finišuoti pagaliau, važiuoti sklandžiai ir pamatėm paskutiniam greičio ruože, prieš paskutiniam, kad galim važiuoti ne tik sklandžiai, bet ir greitai. Tai dabar norim rinkti kilometrus ir važiuoti kuo greičiau. Labai labai smagu. Turėjom 3 labai karštas dienas. Viena diena buvo susipažinimas su trasa, antra diena susipažinimas su trasa ir lenktynių dalis, ir šiandieną finalinė lenktynių diena. Labai smagu būti finiše po 10 mėnesių nesėdint tokio tipo automobilyje. Atvažiavome 5 absoliučiai ir aš manau, kad tai tikrai mes turėjom gerą laiką. Visa komanda turėjom gerą laiką. Šis ralis buvo pirmas po labai ilgo laiko, kada iš tikrųjų neturėjom kažkokių didelių techninių problemų. Tai technikams didelis ačiū. Su Greta buvom pasiilgę ralio pakankamai, nes iš tiesų ralio maratoną ir klasikinis ralis yra 2 visiškai skirtingos disciplinos ir važiuoti greitai viename nereiškia greitai važiuoti kitame. Tai buvo patiems smagu matyti progresą, kurį darėm. Buvo ir klaidų, buvo ir pykčių, buvo ir įsivažiavimo, tai tikrai dar tai nėra geriausia forma, bet jau šiek tiek pagerėjom ir tas džiugina. Turėjom visokių momentų, nes vakar ganėtinai sudėtingos oro sąlygos dėl dulkių, tai abu buvom šiek tiek, galbūt neišsigandę, bet susinepatoginę. Šiandien taipogi turėjom įvairių situacijų, bet kadangi abu puikiai suprantam, kad tai visų pirma yra treniruotė, tai per daug nepasidavėm emocijom ir išlikom gana ramus ir aštraus proto. Greta nereali, iš tiesų, jinai visada labai kruopščiai ruošiasi, jinai turi daug geros patirties ir man garbė ir malonumas būti šalia.